Labą dieną visiems. Labai smagu jūsų čia tiek matyti. Aš esu vienintelis pranešėjas, kuris paprašė šitos tribūnos, tai sakė labai ilgai ieškojo, tai tikiuosi jinai pravers mums, nes aš ant jos pasidėjau savo užrašus. Aš esu Paulius Ambrazevičius, kaip paplokit tie, kurie mane žino. Dabar paplokit visi kiti. Labai panašiai, ne? Taip, aš Paulius Ambrazevičius, aš, kaip sakė kažkiek jau Rolandas, aš esu humoro klube, aš esu vienas iš pirmų humoro klubo narių ir dabar aš esu vadybininkas visko ir papasakos apie viską nuo pradžių, apie daug dalykų apie savo gyvenimą nuo pradžių, nes jame buvo visokių pamokų, kurias noriu jums perduoti. Pabaigoj, dabar tiesiog klausykit, nebus jokių skaidrių, nieko, klausykit įdėmiai. Pabaigoj pasakysiu 8 punktus, kurie jums turėtų padėti ateityje, juos galėsit susikonspektuoti, bet nebus gal tiek įdomus. Taip, aš esu iš Šakių rajono. Yra čia šakiečių? Neaišku, nėra ubagai. Aš esu iš Šakių rajono, iš mažo Liepalotų kaimo, kuriame gyveno 300 žmonių tuo metu, kai aš ten gyvenau, dabar 298, nes mes su broliu išvarėm. Ir aš labai ilgai nežinau, ką aš veiksiu gyvenime. Aš mokykloje, pavyzdžiui, net neįsivaizdavau. Aš mokiausi visus pasėmiau kiek įmanoma A lygių, aš mokiausi chemiją A lygių, fiziką, matematiką, viską, ką įmanoma, išskyrus istoriją. Galvau, kad stosiu gal kažkokią mediciną, chemiją, farmaciją, kažką tokio, nes mano tėtis veterinaras, mano mama yra farmacininkė, galvau, eisiu tėvų pėdomis. Bet paskui supratau kažkaip, kad nesąmonės visi šitie dalykai ir 12 klasėje pasiėmiau kažkokį gal leidinį, kur stoti, atsiverčiu ir žiūriu ten pristatoma politikos mokslo programa Vilniaus universitete. Ir pagalvojau, blema visai nieko, pasiskaičiau, susiradau, ką ten žmonės mokosi ir 12 klasėje, prieš pat jau tada, kai jau reikėjo rinktis egzaminus, sugalvojau, kad aš stosiu į politikos mokslus. Tada man reikėjo perėti istoriją A lygių iš B lygio, viskas baigėsi gerai, įstojau ten, kur norėjau ir po to pradėjau mokytis, žinoma, studijuoti, atvažiavau į Vilnių, buvo viskas žiauriai faina, nemokėjau už mokslą tik tai pirmą semestrą, paskui visus kitus mokėjau, nes buvo žiauriai faina Vilnių nesimokyti. Bet aš universitete studijuodamas įvyko turbūt pirmas mano toksai didesnis atradimas, lūžis, žingsnis, kuris toliau mane nukreipė. Tai antram kurse buvo 4 pasirenkamieji dalykai, buvo logika, buvo dar kažkas ir buvo viešieji ryšiai. Pagalvojau, viešieji ryšiai skamba visai smagiai. Pradėjau mokytis tą discipliną, pradėjo man patikti ir tada pradėjau jau antram kurse specialiai ieškoti kažko, kas yra su tuo susiję. Įsidarbinau vienoje ryšių su visuomenė įmonė, pradėjau dirbti, ten viskas sekėsi gerai. Baigiau universitetą, vis dar ten dirbau, baigiau universitetą prastais pažymiais, bet baigiau. Iš bakalaurinio gavau tarkim, patenkinamai. Ir po to supratau, kad man kažkaip norisi kažko vis tiek naujo, kažką naujo išbandyti, kažką mest. Mečiau darbą, kuris buvo neblogas visai. Buvau jau pabaigęs mokslus, galvojau, nesimokysiu daugiau gyvenime, nes ir taip viską moku. Nemokėjau pasirodo. Ir nuo 2009 metų gegužės aš pradėjau freelancinti. Freelancinimas yra tai, kai tu neturi nuolatinio darbo, kai tave samdo ir moka tau pinigus, kad tu darytum jam paslaugą, bet tai nėra tai, apie ką galit pagalvoti. Aš užsiėmiau visokiais kūrybiniais darbais, nes aš pagalvojau, kad reikia kažkaip pačiam imtis iniciatyvos, kažką daryti pačiam ir pradėjau rašinėti laiškus, pradėjau rašinėti mailus į skirtingas įmonės, siūlydamas savo paslaugas. Rašiau, kad turiu tokios ir tokios patirties, tokį ir tokį įslavinimą. Parašiau į žurnalą FHM vyrams, jeigu kas nors dar atsimena. Rašiau į leidyklą Obuolys dėl Simpsonų komiksų, nes jie pradėjo leisti Simpsonų komiksus ir aš pagalvojau, blema, kaip būtų faina kažką daryti su Simpsonų komiksais. Viskas baigėsi tuo, kad aš pradėjau versti Simpsonų komiksus į lietuvių kalbą po to, kai jiems patiko mano bandomasis darbas. Ir tada kažkaip pradėjau viskas darbas vyt darbą. Jam patiko, kaip aš verčiau Simpsonų komiksus, tada davė vieną knygą, kitą, trečią, ketvirtą ir panašiai. Ir kažkur tuo pačiu metu, labai panašiai, 2008 metų rugpjūčio 6, tiksliai atsimenu, Vilniuje atsirado toks judėjimas neformalus, jisai vadinosi Du kavos. Ir jame esantys žmonės sugalvojo, kad reikia Lietuvai stand-up komedijos. Tai kai atsistoja, bičias užlipa ant scenos, pasakoja kažką, juokauja, žmonės juokiasi, jeigu nejuokinga nesijuokia ir panašiai. Žinot, kaip veikia stand-up komedija. Ir
pirmas renginys, kurį aš atėjau tik tai pažiūrėti, praėjo žiauriai gerai, viskas ten smagu, išskyrus gal porą girtų pasirodančių, kurie pabaigoje jau patys nebesuprato, apie ką kalba. Tada buvo po mėnesio dar vienas pasirodymas, dar po mėnesio aš atėjau. Buvo spalio 8, tai šiemet jau yra 7 metai, kaip aš stand-upinu. Ir po to kažkur spalį, lapkritį atėjo pas mus televizijos prodiuseriai ir sako, gerai varot, gal varom į teliką. Mes pagalvom, wow, telikas kaip faina. Pasirodo, ne, telikas nėra visiškai faina, telikas yra blogai, telikas visiškai, mums davė kažkokį gerą postumį pradžiai, bet toliau buvo viskas tik tai į liūdnąją pusę, viskas prastėjo, nes mes turėjom labai dirbti nežmoniškų tempų, labai daug visko daryti. Ta prasme, mes per 2 savaitės turėjom pasiruošti po 15 minučių naujos medžiagos, užlipimo ant scenos ir kuri tiktų telikui. Mes dabar 20-30 minučių pasirodymą rengiam pusę metų, kad galėtume su juo išeiti. Tai galite įsivaizduoti, kokie yra tempai. Ir net šitas labai garsus komikas George'as Carlinas yra pasakęs, kad ir koks būtų geras komikas, jisai per metus nepadarys daugiau negu valandos gero pasirodymo. Mums šitą reikėjo padaryti per 2 mėnesius. Tai kaip nepatyrusiems, tai visiškai buvo neįmanoma. Taip atsirado humoro klubas ir mes po teliko dar kažkaip likom tą patį Hebrą, toliau dar kažkiek važinėjom, pasirodėm vienur, kitur, buvo visai viskas gerai, bet kažkaip mes buvom aplėtėję po teliko. 2010 nutiko tokia didelė mūsų, kol kas didžiausia humoro klubo tragedija. Tai mūsų vienas iš narių, Modestas Vaišnoras, jeigu kas nors žiūrėjot per teliką, jisai paliko mus, bet ne tai, kad išvažiavo į užsienį, bet mirė. Ir nuo tada kažkaip viskas sustojo. Viskas visiškai sustojo, niekas nebenorėjo nieko daryti, niekas nebenorėjo lipti ant scenos. Nu, kaip tu lipsi ant scenos, kai tavo geras draugas ir kolega ką tik paliko šitą pasaulį. Ir taip 1,5 metų mes vegetavom. Humoro klubo nebuvo kaip tokio. Mes per tą laiką padarėm gal porą pasirodymų, jie išėjo prasti ir kažkaip nieko įdomaus patiem. Tuos 1,5 metų užsiminėjom visi kitais dalykais, kitais darbais, aš pradėjau mušius daryti. Kiti ten įsidarbino vienur, kitur mūsų Hebra. Ir 2011 metų pabaigoje kažkaip mums parašė iš vieno baro Kaune ir pasiūlė, o davai jūs atvarykit pas mus ir pasirodykit ir pažiūrėkim, kaip čia jums seksis, gal visai nieko, nuvarėm 3, aš, Mantas Katlis, Editas Šiožinis. Ir mes po 1,5 metų visiškos tokios tremties, nebūties įeinam į barą ir ten 400 žmonių mūsų laukia. Pagalvom, blemba, kaip gerai. Padarėm dar vieną pasirodymą ir tada supratom, kad mes turim kažkiek įdirbio, mes turim kažkiek vardo, mes turim žinomumą, kurį mums padėjo sukurti telikas, mums reikia kažkaip judėti, kažką reikia daryti. Tada iš mūsų 3 aš buvau tas, kuris ėmėsi viską organizuoti, aš pradėjau skambinėtis. Aš realiai, aš esu iš tų žmonių, kurie žiauriai nekenčia organizuoti. Mano vadybiniai sugebėjimai iki humoro klubo buvo, aš nežinau, aš nesugebėdavau nueiti pieno nupirkti į parduotuvę, jeigu paprašydavo, nebent pats norėdavau tokio lygio. Aš niekad negalėdavau, pavyzdžiui, mokykloje, kai, žinot, renka dovanai klasiokui pinigų, aš būnu tas, kuris duoda ten 2 eurus, 5 litus, sako, davai nelyskit prie manęs, nupirkit kažką. Nu, tipo tokio lygio vadybiniai sugebėjimai. Bet aš pradėjau skambinėti į barus, klubus visoje Lietuvoje, pradėjom važinėti, pradėjom nuo labai mažai, pradėjom po truputį. Ir kažkaip taip jau išėjo, kad per tuos nuo 2011 iki dabar, tai yra 4 metai, viskas išsirutuliojo iki to, kad mes jau buvom ir užsienį po kelis kartus, Anglijoje, Norvegijoje, Airijoje, Švedijoje, Danijoje. Šį sekmadienį darom pasirodymą čia, Siemens Arenai, tik tai žinoma mažesnė versija ir viskas žiauriai gerą pusę išsirutuliojo. Ir kartu vykstant humoro klubui aš pagalvojau, o kodėl mes tik tai patys turim pasirodyti? Mesgi galim kažkaip plėsti visą tą veiklą, mes galim kviesti užsienio komikus į Lietuvą, nes niekas to nedarė iki mūsų. Nedarė su vakarų komikais. Ir su rytų ten Zadornovas, Martirosjan, aš nežinau jų pavardžių, bet tie visi jau važinėjo į Lietuvą, viskas ten buvo aišku su jais. Mes nesam jų tikslinė auditorija, jie nėra mūsų komikai. Mes pradėjom organizuoti, aš pradėjau škotis kažkaip galų, kaip už kur patemti, kam parašyti, kam paskambinti, kad atvežtume kažką į Lietuvą. Viskas baigėsi tuo, kad mes dabar jau šiemet spalį, gruodį, sausį, vasarį, kovą turim bent po vieną komiką, kuris atvažiuoja į Lietuvą. Gegužę gali būt, kad vieną labai didelį komiką užsienio atvešim į Lietuvą. Aš vis dar laikau čiūrus, bet tai nėra Louis C.K., jeigu kam įdomu. Nes jis yra per brangus ir irgi čia toks buvo visiškai kažkoks pašalinis dalykas, kuris atsirado esant humoro klubui.
visiškai, kur negalvo. Pradžioje, kai tik prasidėjo humoro klubas, niekas negalvo iš mūsų, kad mes vešim užsienio komikus. Tai čia yra viena dalis. Humoro klubas viena iš mano svarbių gyvenimo dalių. Kita dalis, kokiais 2010 metais maždaug Lietuvoje prasidėjo protmūšių bumas, jų vis atsirado vis daugiau. Ir vienas pažįstamas renginių vedėjas kreipėsi į mane, sako, Pauliau, tu žinai daug dalykų, kurie niekam nėra įdomus, gal gali iš jų daryti klausimus kažkokius ir man pardavinėti. Ok, pradėjau daryti klausimus, pradėjau jisai vesti renginius ir buvo viskas gerai ir galvoju, o kodėl man pačiam nepradėjus. Taip atsirado protmūšiai mano gyvenime, kadangi jau buvau dirbęs su Obolio leidykla, tai jiem parašiau, žiūrėkit, aš čia turiu tokią idėją, aš turiu daug klausimų, gal aš galiu juos išleisti kaip knygą, kas atrodė gana tokia ambicinga gana idėja, bet man jie atsakė tik tai vienu sakiniu, tiksliau vienu žodžiu, darom su šauktuku, išleidau knygą, tada sužinau, kad Petrauskas savo išleido, tai nebuvau pirmasis ir buvo labai liūdna, dėl to gal net verkiau truputį. Po to išleidau antrą knygą, tada pradėjau galvoti, protmūšiai šiaip nėra labai, jau tiesiog jų buvo labai daug, jie buvo visi gana panašus, reikia kažką naujo daryti. Pradėjau Vilnių daryti angliškai, nes pradėjau ieškoti kažkokios kitokios nišos, kažkokio kitokio dalyko. Pradėjau daryti angliškai. Paskui buvo 2012 Europos futbolo čempionatas ir sugalvojau, o kodėl niekas apie futbolą nedaro protmūšių. Pradėjau daryti apie futbolą. Dabar kiekvieną mėnesį Vilniui viename bare po 50 klausimų apie futbolą, po 200 žmonių ateina, kas krepšinio šalyje yra visai daug ir net ta pati Lietuvos futbolo federacija siunčia savo komandą, kuri laimi kartais netgi, nes paperka teisėją, tiesiog atneša prizų kitoms komandams ir jos pasiduoda. Bet vėlgi buvo čia toks dalykas, kurį įsukau visiškai tiesiog, nes man pačiam buvo įdomu, man pačiam to kaip ir reikėjo. Tai čia tokie visiškai keli mano gyvenimo etapai ir tie 8 punktai, kuriuos aš noriu jums pasakyti, aš juos net užsirašiau, kad nepamirščiau ne vieno. Pirmas, turbūt jau pastebėjot, kad aš visada ieškojau to, kas man patinka. Aš norėjau daryti kažką, kas man pačiam įdomu, aš mečiau darbą, žinoma, buvo sunku su pinigais kurį laiką, tada tėvai paskolino, tada nebeskolino, tada tiesiog reikėjo susimažinti išlaidas, bet tėvam atidavau visus pinigus, kiek jie man buvo skolingi. Ieškau, kas patinka. Visiškai čia buvo toks paieškų metodas. Išbandykit skirtingas sritis. Aš dabar dirbu 3 bent skirtingose srityse, dar poroje esu įkišęs koją, ranką ar galvą ir kažką darau. Svarbiausias turbūt dalykas, svarbiausias mano patarimas, ką jums galiu patart, tai ieškokit nišos. Nišą susirasti yra žiauriai paprasta. Atsisėskit prie kompo, atsisėskit prie stalo, pasimkit popieriaus lapą ir pagalvokit, ko jums patiems labai trūksta. Kas norėtumėt, kad atsirastų Lietuvoje, kas būtų, kas vyktų, kokie renginiai, kokie dar kažkas. Žinoma, iš pradžių gali būti sunku kažką sugalvoti, bet tiesiog atsisėskit, sugalvokit ir tada pradėkit daryti. Žiauriai paprasta. Pradedat žinot, ko reikia, kad kažką padarytumėt. Taip, nebūtų humoro klubo, jeigu nebūtų kažkas anksčiau dar prieš mane ir prieš mus visus, kurie dabar yra humoro klube susėdę ir nusprendė, kad blemba reikia Lietuvai stand-upo, tai mes tiesiog pradėsim ir padarysim. Kitas dalykas, labai svarbu yra bendraminčiai. Dabar, kai turit Facebooką, turit Twitterį, turit turbūt vis dar formai ir egzistuoja Tinderis, veikia, ieškokit bendraminčių. Ieškokit bendraminčių, kurie tikrai jums padės, gali dabar bet kokiu, pačiam keiščiausiam dalykui, kokį galit sugalvoti, nežinau, barsukų priežiūrai, galit rasti bendraminčių Facebook'e, tiesiog įveskit barsukų priežiūrą, grupę rasit ir panašiai. Tokių visada yra užsiėmimų, kuriuos, jeigu pamatot, ko jums trūksta, labai didelė tikimybė, kad yra ir kitų žmonių, kuriems to paties trūksta. Tai ieškokit jų ir žinokit, susirasit ir jeigu ir nepavyks kažkas, jeigu feilinsit, jeigu ten kažką bandysit sukurti ir nepavyks, tai, feilina visi yra feilinę ne kartą ir daugam yra nepasisekę. Bet jeigu tu atsistos ir ten eisi toliau, tai viskas bus visai normaliai. Kitas dalykas, nebijokit kartais padaryti ko nors už dyką. Padirbt kažką, nuvaryt pasavanoriaut, dar kažką, nes tai yra labai įdomus dalykas. Labai įdomus dalykas, nes tu susipažįsti su žmonėm, kurie irgi užsima tuo pačiu dalyku. Jūs susitiksit savanorį, kuris ten daro kažką panašaus, ką jūs. Gal jūs su juo sugalvosit kažkokią kils jums verslo idėją ar dar kažkas, jau nuvarysit ir, nežinau, po 3 metų Karibuose ilsitės kartu. Kitas dalykas, turbūt paskutinis, ką aš jums norėsiu pasakyti, tai žinokit,
po to, kai aš išėjau, aš kai dirbau ryšius su visuomenė, išėjau dar į vieną įmonę, tada pradėjau freelancinti ir aš jums nepasakiau vieno svarbaus dalyko. Po to, kai freelancinau kokius metus ir supratau, kad tai vis tiek yra gana sunkus užsiėmimas, turi visada ieškoti žmonių, visada ieškoti kontaktų, klientų, visko. Nusprendžiau vėl įsidarbinti įmonį. Nuėjau į vieną įmonę, praėjau ten visus atrankos testus, viską ir aš pradėjau dirbti tenai ir supratau, kad man tas darbas žiauriai nemielas. Man neįdomu, man ten ką jie pardavinėja, visiškai neįdomu, ką aš darau neįdomu. Ryte atsibusdavau, nenorėdavau eiti į darbą ir panašiai. Ir aš save godžiau vieną mintim. Pasaulyje yra pilna žmonių, kurie dirba nemėgstamą darbą. Ir čia yra blogas dalykas, žinokit. Blogai save guos tokia mintim, nes patikėkit, galiausiai viskas baigsis tuo, kad jūs mesit tą nemėgstamą darbą, ar įsivarysit kažkokią ligą, ar kažkokį liūdesį, ar dar kažką ir pavargsit ir jums neteiks niekas džiaugsmo. Tai nežinau, mano palinkėjimas žiauriai yra paprastas. Susiraskit daryti, kas patinka ir susiraskit daryti, kas patinka ir ką žino, gal kitais metais ar po poros metų stovėsit jūs čia. Ačiū.